Sveiki, mano vardas yra Šeila ir šis vaizdo įrašas buvo visiškai sukurtas naudojant dirbtinį intelektą. Mažmeninės prekybos pramonė priima dirbtinį intelektą, kad revoliucionuotų klientų aptarnavimą, atsargų valdymą, vartotojų elgsenos analizę ir rinkodaros automatizavimą. Dirbtinis intelektas padeda suasmeninti produktus ir paslaugas, didinant klientų pasitenkinimą ir skatinant pardavimus. Prognozuodamas paklausą, dirbtinis intelektas optimizuoja atsargas, mažindamas sandėliavimo išlaidas ir produktų trūkumo riziką. Dirbtinio intelekto valdomi pokalbių robotai ir virtualūs asistentai siūlo 24/7 palaikymą, mažindami laukimo laiką ir gerindami paslaugų efektyvumą. Dirbtinis intelektas taip pat padeda nustatyti optimalias kainas, remiantis rinkos duomenimis, konkurenciją ir paklausą. Tačiau su šiomis inovacijomis kyla teisiniai iššūkiai, ypač susiję su duomenų privatumu. Atitiktis tokiems reglamentams kaip dar yra būtina, nes dirbtinis intelektas apdoroja didelius kiekius klientų duomenų. Užtikrinti skaidrumą, nediskriminavimą ir etišką dirbtinio intelekto valdymą yra labai svarbu, siekiant sukurti pasitikėjimą vartotojais. Kad dirbtinis intelektas klestėtų mažmeninėje prekyboje, reikalinga išsami teisinė sistema, kuri apsaugotų duomenis, saugotų vartotojus ir apibrėžtų atsakomybę. Atsakingai priimkime mažmeninės prekybos ateitį. Susisiekite su Krovdija, o šiandien ir sužinokite, kaip galime padėti jūsų mažmeninės prekybos verslui augti.